aš esu Vaid Balklava, čia yra 200 kg sverianti štanga ir jeigu aš jas nepakelsiu, šitas bičas laimės 100 eurų. Važiuojam. Teigas, žiūrėk, turim dabar tokį dalyką. Jeigu tu mane įveiksi bet kokiam pratime, gali laimėti 100 eurų. Galima eiti ant One Rep Max, kas įspaus daugiau, galima eiti ant pakartojimų. Tu išsirenki pratimą, bet vienintelė taisyklė, kad turi padaryti daugiau negu aš. Jeigu padarysi tiek pat, nesiskaitys. Gerai, bet kurį? Bet kurį pratimą, ką tik nori. Gerai. Crossoveris, nežinau ką reiškia. Kažkas su kabeliais. Atsivedė mane prie triceps extensiono, rankos teisimo. Spėjau darysim tricepsą. Taip. Ant pakartojimų. Taip. Koks svoris, kokį pasirinkai? 27,5. 97,5 kg. Turbūt mano geriausias bus, nežinau. Šiaip darau 90. Ok, kiek kartų manai padarysi? 6, 7 galbūt. 6-7. Ok, spėkit hebra jūs namuose už savo ekranų, kiek šitas bičas padarys. Ranka nemaža, 6-7 aš manau gali būti daugiau. Bet važiuojam, bandom. Prašau, tu pradėk, aš po tavęs, kad žinočiau, kiek man reikia tave pagerinti. Ok, vieną turim, 2, 3, 4, aš tikiuosi vieną bent jau padarysiu. 5, 6, gerai. Dar 2, kokius turi minimum. 7, 8, 9. Молодец. Visų pirma, jau šaunuolis, nes pagerinai tiek, kiek sakei. Padarai daugiau. 9, ne? Taip. Jeigu aš padarysiu 9 arba daugiau, nelaimėsi 100 eurų. Jeigu padarysiu 8 arba mažiau, laimėsi. Gerai. Negaliu įvertinti. Literaliai negaliu įvertinti. 9-7 nedaręs su tiek, bet pažiūrėsim, kaip gausis. Ok, susikaupiam. Čia gali būti bairis, kad ne vieno, ta prasme, nepadarysiu. Nes aš nežinau, rimtai negaliu pasverti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir su triuškiu 10. Ai. Ačiū tau. Nelabai taisyklingai dariau, prisipažinsiu, nelabai taisyklingai dariau, bet padariau 10, tu padarei 8. Maladės. Ačiū tau. Teigas. Dalinu 100 eurų, ieškom stipraus žmogaus, stipresnio už mane. Gali pasirinkti kokį nori pratimą, galima eiti ant svorio, galima eiti ant pakartojimų, kas daugiau pakartojimų padarys. Okay. Ar norit dalyvauti? Gali laimėti 100 eurų, jeigu... Nu, darom. Okay. Ką galvoji, kokį pratimą? Šiandien darau kojas, tai leg presą kokį nors. Leg presą? Ok. Ant pakartojimų ar ant svorio? Galima ant pakartojimo. Išrinksi svorį ir darysim, kas daugiau padaro. Okay. Vienintelė taisyklė turi tik padaryti daugiau už mane. Jeigu padarysi tiek pat, irgi nesiskaitys. Jeigu tu padarai 10, aš padarau 10, nelaimi nieko. Važiuojam. Okay. Einam prie leg preso. Leg presas, kadangi buvo užimtas, vis dėlto pasirinkom leg extensionus pakartojimų. Kuo vardu? Aleksas išrinks svorį ir varysim pakartojimų. A ne, Aleksai? Ok, važiuojam. Ką, iki šiaip gyvenime sportuoji? Tik tai sportuoji full time ar dar kažką? Ne, nu ne full time, šiaip dėl sveikatos. O ką, dirbam, sportuojam ir gyvenam gyvenimą. Tas, kas svarbiausia gyvenime. Gyventi gyvenimą ir sportuoti. Okay. Žinoma. Prašau įsipatoginti tada. Kokį svorį galvoji? Galvoju 60. Šiam, ok. Galvoju arba šiam, arba 75. Gal 75. Ok. Kada tik būsi pasiruošęs, gali sėsti ir daryti. Ne, tu turi būti pirmas, nes aš turiu žinot, kiek man reikia pralenkti. Kai žinai, kiek reikia pralenkti, būna lengviau. Čia yra cheat kodas gyvenime. Aš nežinau, ar tau kažkada gyvenime setas yra atnešę 100 eurų į rankas. Nemanau, bet šitas setas gali atnešti 100 eurų. Tai susikaup. Žiūrėjom. Vienas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kem 2, kem 3, kem 4, kem 5, kem 6, nu davai, kem 7, kem 8.
Kem 8 pakartojimai. Ok, pabandysiu tavo taktiką, bouncint, nes kem 8 nėra lengva. Nėra lengva. Pailsėk, susikaup, vežimėlį atvežt. Ne, viskas Ramentus. tvarkoj. Viskas gerai. Viskas okei. Ok, tarp kitko dar nerodžiau tau prizo, kad matytum, kad čia viskas yra legit. Kai matai, dar niekam nepasisekė. Okei. 48 pakartojimai. Nu, davai. Davai. Nenoriu tavęs hypint, bet laimėti tau jau dideli šansai. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3. Tau nereikėjo vežimėlio, bet man reikia. Pagalba jau. Kvieskit greitai, man bloga. Kiek? Kem 6, kem 5? 2-6 kažkas tokio. 6. Čia buvo vienintelis Vos ne tas dvigubai. kartas. Reikėjo pasistengti. Vos ne dvigubai. Galėjau iki 30, bet reikia, žinai, pasilikti jėgų dar kitiem oponentum. 100 eurų Aleksui, pirmas mūsų laimėtojas. Važiuojam toliau. Ačiū, Hebra. Ačiū tau. Ačiū tau. Gerai, Aleksai, prieš atsisveikinu, noriu tavęs paklausti, ką darysi su 600 eurų? Turi kažką pamastęs, gal išmesti, gal padoneitinsi, gal tau šiaip kažko reikia? Ai, žinok, iš tikrųjų, čia taip atsitiko, šviesas sugedo, tai reikės taisyti mašinos modelį ir kaip tik 100 eurų kainuoja. Tai... Nejaukauju čia. Rimtai? Jo, realiai reikėjo. Tai... Va taip. Geras. Kai reikia pinigų labiausiai, tada jie ir ateina. Būtent. Tai va, viskas, dabar jau galim tikrai atsisveikinti. Malonu, kad pinigus išleisi ant gerų dalykų, ne ant dropų. Saliai. Gerai, aš dabar esu su... Aušra. Aušra pasirinko daryti pratimą užpakaliui. Protingas pasirinkimas, nes ant rankų tikriausiai būčiau laimėjęs. Tikrai taip. Gerai, tai dabar padarom taip. Čia pradėsim nuo 50 tik, ar nuo 40 mažiau, kiek nežinau. Aš žinok, čia gali būti labai paprasta. Bus per paprasta. Ne, tau bus per paprasta, man atrodo. O man atrodo atvirkščiai. Atvirkščiai? Bet, nu matai, aš išsirinkau savo naudingesnį pratimą. Teisingai, viskas gerai su tuo. Viską teisingai padaryti. Jeigu žaidžiam ir žiūrim, kaip seksis. Nu, iš tikrųjų parodysiu, kaip tada, gerai? Gerai, pademonstruokite. Pratimas nestandartinis. Mano asortimente pratimų. Pažiūrėsim, kaip gausis. Gal kažką ir naujo išmoksiu, ne gal tikrai kažką naujo išmoksiu. Atrodo po kol kas kaip kažkoks kankinimo prietaisas. Bijau, bet pažiūrėsim. Kiek čia reikalų, čia kol tą pratimą pasiruošiu daryti, jau baigėsi visas workouto laikas. Aš įsipatoginsiu. Nu, bandom. Važiuojam, Aušra, važiuojam. 1, 2, 3, 4. Tu matyt pralaimėt nori. Motyvuoju. 10. 11. 12. Labai gerai. 13. 23. 24. Užteks? Nežinau, 25 užteks. Wow. 26. 27. Eik tu savo. Jo. Ir mano treniruotė baigta. 80 kg pakelsiu dubeniu, Aušra ką tik pakėlė 28 kartus, aš turiu pakelti daugiau. Tai padarysim dabar net tokį dalyką, aš tau jau duodu 100 eurų palaikyt. Aš paskui priprasiu. Palaikyt. Duodam Aušrai palaikyti 100 eurų ir pažiūrėsim, ar mes iš jos atsimsim. Tai realiai dabar išeis taip, kad arba aš laimėsiu, arba jinai pasiliks pinigus. Tai va, prašau, tau jau 100 eurų. Gal aš dar juos atsimsiu, nesidžiaug per anksti. Viskas teisinga, ne? Nu, sėkmės. Gerai. Ne, taip čia ir paprasta. Man atrodo, mėlynės bus po šito. Ir 1. Puiku. 2, 3, 4, 5, 6, Puikiai. 7, Puikiai. 8, 9, 10, 11. Puikiai. 13. Nu, dar truputį. Valio. Palauk, dabar nekalbėkit su manim niekas. Padėt atsikelt? Tu, aš pagulėsiu čia porą valandų ir atsikelsiu, palauk. Ok, 14? Kiek? 14. 14, super. Trūko dar 14, būčiau laimėjęs. Nu, super. Ok, ką, tada 100 eurų tavo
Įteikimas darbą. Aha, prašau. Galėsi namie patikrinti su ultravioletinė šviesa, tik 100 eurų. Buvo verta, kad ir netikras. Tikrai. Ačiū. Išmokinai kažką naujo, ačiū. Aš treniruosiu ir grįšiu. Palaukit. Tik be striukės, su sportinė apranga. Teisingai, bus lengviau. Taip. Ačiū. Sėkmės, tik ačiū. Einu pailsėti ir važiuojam toliau. Vos nepamiršau paklausti, tai kągi veiksim su šitai 100 eurų mes abudu. Na ką, šitos 100 eurų panaudosiu atsimti savo automobilį, kurį nutempė, nes pastačiau elektromobilius krovimo skirtai vietai ir gerieji kaimynai paskundė ir nutempė mano automobilį, net neinformavę, o iš tikrųjų ženklai, na, kaip ir nebuvo tokie pastebimi, kaip daugeliu patirti sako. Tai iš tikrųjų panaudosiu, vat būtent susimokėti už ket pažeidimą. Kiek kainuoja toks dalykas iš jūsų? 135 eurų. Tai dar va šiek tiek ir... Didžiąją dalį laimėjo, super. Šiandien jau antra išgelbėta mašina. Kažkas jums visiems su mašinom yra, aš nesuprantu. Bet gerai, kad ateina sportuoti, gerai, kad mane sutinkat, nes va toks bičias jums ir paskui jūsų nesąmonė sumoka. Žodžiu, mašiniukas sugrįš. Atleiskit, mėly kaimynai. Viskas gerai, nepykit kitą kartą, nepykit. Kas čia matai? Sveikas, linkėjimai. Dalyvaut man ar ne, matai kaip? Nori, kad tėtis YouTube'ai būtų. Nu, linkėjimai tavo te. Dėkui. Taigi, dabar su manim čia stovi Vaidas. Sveikas. Labas. Kokį pratimą darysim? Spaudimo už galvos pečiam. Pečiam pratimą, spaudimo už galvos. Kas daugiau kilogramų sėdint? Jo. Sėdint, okei. Kas daugiau kilogramų ar kas daugiau pakartojimų? Pakartojimus. Pakartojimais. Okei, su štanga? Su štanga. Okei, bandom. Kiek teko stebėti, tai tu stiprus esi. Ai, čia tik tais per video taip atrodo. Okei, paspotinti reikės. Ne. Važiuojam, skaičiuojam. 1, 2, 3. Labai gerai. 4, 5, 16, 17, 18. Ui, dar vienas bus. Turim 19. Wow. Ok, 19 pakartojimų turiu surinkti daugiau. Gerai. 55 kg, 19 kartų. Balaklava prieš Vaidą. Važiuojam. Cak! Tu jau susikaupiam. Gerai, ne? Gerai. Ja. Tak. Tu ir baigsim, Vaidai. Pasirinkai tokį pratimą, kur tiesiog su balaklavais tik neįmanoma padaryti. Nu, aš ir galvoju, aš būčiau irgi rinkęsis, kur mergina rinkos prieš tai. Ok, labai taktiškai ir gerai pasirinktas pratimas. Šaunuolis Vaidai, laimėjai, padarei 19, aš 6. Sutriuškinai, 100 eurų tau. Ačiū labai. Ačiū tau, kad dalyvavai. Malonu. Farmis sėtis ir ieškoti kito žmogaus. Ok, turime dar vieną merginą, kuri bandys įveikti balaklavą ir darysime, kaip nebūtų keista, kojų pratimą. Kuo tu vardu visų pirma? Alvija. Turime Alviją, darysim vėl kojų pratimą. Antra, trečia mergina šito video formato istorijoje ir darysim pritupimus. Kiek metų sportuoji? 3. 3 metus? 3 metus. Ok. Kiek kilogramų darysim? 50. 50? Ok. Ok, 25 ant vienos pusės, 25 ant kitos pusės, iš viso 50 kg. Plius minus. Darysim, kas daugiau pakartojimų. Alvija pradės. Aš? Gali pradėti. Pasiruošus? Taip. Parodau prizą. 100 eurų gali būti tavo. Susikaupk. Pasiruošus? Jo. Prašau. Ir iki apačią. Gilius labai darysim pritupimus, matau. 2. Šaunuoliai. 6. Daug laiko nesportuoju. Ai, malodės, tik priejau iš karto energijos pliūpsnis. Dar vieną darysi? Wow, čia dabar rizikuoju. Nu, davai. Jei ką padėsiu. Kažkaip. Susikaup. 6 turim. Tik nesusižeis. Svarbiausia nesusižeisti. Gerai, 7.
Viskas. Ok, 7. 7,5. Turėsi prižiūrėti, ar gerai darau, ar gerai padarysiu. Šito nereikės. Gerai, padarysim taip. Šiaip tais, jeigu padarau ir aš 7, nelaimi, bet padarysim tavo truputėlį išimti, turiu padaryti lygiai 1 daugiau, arba daugiau. Tai 8. Okay? Jeigu padarau 8, nelaimi. Gerai. Gerai, nu davai. Iki apačią. Gerai? Taip. Iki kol daugiau negalėsi. Dar 7. 1. 4. 5. Gerai, gerai, ne? 6. Jeigu šitą padarau, nelaimiu 8 eurų. 8. Atsijungsiu. Paskutinis. Nepyk. Nepyk, bet kartais gyvenime reikia laimėti. Ne, normaliai viskas. Tu, normaliai. Buvo blogiau. Alvija, ačiū tau dar kartą paspausiu ranką. Ačiū tau, kad dalyvavai, drąsi mergina esi. Būtum padaręs kokius dar 2, būtų out. Ok, 100 eurų nelaimėjai. Ačiū, kad dalyvavai. Štai, kad dalyvavai, jau esi laimėtojai. Ačiū tau. Dažnai matau sporto klube, kad vaikinai bando užkalbinti merginas. Kebra, mergaitė čia atėjo pasportuoti. Palikite jas ramybėj. Bet jeigu pasirinkot eiti jas užkalbinti, padarykit tai teisingai. Tai dabar aš jums noriu paaiškinti ir pademonstruoti, kaip tai padaryti. Suprantat, iš visų pasaulio lokacijų sporto klube yra lengviausia užkalbinti merginą. Nes jau yra bendra tema, gali užkalbinti, gali ateiti paklausti, kiek setų darai, kiek dar tau liko ir iš karto automatiškai atsiveria pokalbis. Svarbiausia prieiti ir daug nekalbėti. Išlaikykite šaltą protą, nes dažniausiai prieinat, bandot kažką pasakyti, per daug pradedate kalbėti, viską pamirštat, nepaeina. Prieina tiesiog, vyrai net per daug nekalba. Tiesiog kalba už jūs jūsų kūno kalba ir aura. Tai va, daug nedažodžiaujat, išlaiko šaltą protą ir dabar pademonstruosiu, kaip tai padaryti. Rašykitės, nes antrą kartą nekartosiu. Važiuojam. Svarbiausia pasitikėti savim. Čia turim vieną malonę ir draugiškai atrodančią merginą ir parodysiu jums puikų pavyzdį. Svarbiausia dabar jinai daro setą, svarbiausia palaukti, kol setą baigs. Tiesiog casual prieiti ir užkalbinti. Nebūnam krypai dabar, nebūnam krypai. Štai padarom kažką savo reikalus. Labas, atsiprašau. Kiek... Kaip tau sekasi, pavyzdžiui, šiuo momentu? Gerai. Nu ką, hebra, tuo ir baigėsi video. Atidavėm truputėlį pinigų. Porą žmonių sutriuškinom. Nuo porų žmonių buvo mes sutriuškinti, bet toks yra gyvenimas. Kartais laimiu, kartais pralaimiu. Tikiuosi, kad video patiko. Subscribinam kanalą, PMK pasiekėm ir tada varom link 100. Viskas. O jūs, hebra, sportuokit, būkit sveiki ir nepamirškit, gerkit vandenį.